Ši kelionė yra mūsų ekstremaliausia ir brangiausia. Žiūrėdami iki galo suprasite, kodėl. Buvo daug juokų, ašarų ir susidūrėme arti su mirtimi. Per 6 dienas nuveikime nežmogiškai daug. Video gali atskleisiu, kiek mums visą tai kainavo. Nu ką, sveiki. Korfu. Tai atvykome ir dabar eisime link savo turbūt automobilio, nes pasiėmėm automobilį, kadangi šioj saloje yra labai rekomenduojama jį turėti. Turėtų už 10 minučių atvažiuoti mus kažkas ir pasimti, nuvežti mus nuo oro uosto į car rental. Mes dabar laukiam kaip tortų tiesiog ir tiek. Pirmą kartą keliaujam su cabin bagais, žiauriai pasiteisinęs dalykas, ne? Yes. Ir tai gal 30 eurų brangiau vienam žmogui. Bilietus pirkom 2 dienas iki skrydžio, tai manau kainos gaus truputėlį didesnis nei įprastai. Va mūsų mašinytė chebra, mūsų privatus vairuotojas. Sakė vairuotojai blogi, tai labai likletai važiuoja. Nu ką, mūsų mašinukas. Gavom tokį Fiatą. Aha. Ai, čia raktą reikia kišti. Karočią. Ką, Emilija, gali nuotraukas padaryti, kol aš viską darau. Apsifotkint tam, kad jie vėliau neprimeluotų, kad mes kažką padarėm, nepadarėm ir panašiai. O, čia vietos kaip tik. Ir nu ką, viskas, važiuojam į šitą hot potato. Nu ką, važiuojam link savo hotelio. Visi sakė, kad važiuoti vidury sezono metu bus katastrofa. Ir kad mes įvertinti. Kas yra? Pusrėlės. O, čia mūsų. Oh my god. Tu savas čia kažkur įvažiavo, ne? Nu va, atvykame mūsų hotelį. Einame į receptioną. Pažiūrėkit, koks baseinukas. Oh my god, yes. Čia yra džiaugsmas, Kamilė. Pažiūrėkit tą jūrą. Nes supranti, kas vyksta, ne? Eik tu savo. Kur mes atvažiavom? O, kaip gera. Koks vanduo šiltas, kaip nepalyginsite Lietuvos. Pažiūrėkit, kaip gražu. Jo, papa. Gali pažiūrėti, ar matosi mane? Gerai? Mataisi visi, vat biški šortų net. Tai va čia matosi, čia. Čia matosi. O čia gerai. Sveiki, draugai. Truputį po maisto ėjom apsišopinti. Mūsų pirmi mylai. Picutė apie 11 eurų, kažkas lodas 9. Kiek to sūrio daug, ne? Sultis 4,5. Ką ragaujam. Po maisto ėjom apsišopinti. Čia netoli turgeliai visokie, tai žiūrėkit. Darau biški holą. Pasiėmiau tokias tapkės, 10 euriukų, labai gerai. Kem 6 dydis, mano iš tikrųjų kem 5. Tuomet pasiėmiau tokią skrybelaitę, nesu tokios turėjęs. Labai gerai. Ir paskutinis dalykas, dėl ko aš labiausiai excited, scuba gear. O šitą. Šiaip pasižiūrėkit, koks vaizdas. Jo, papa. Lemba, hebra, gera keliauti, gera gyventi. Eikit, dirbkit, užsidirbkit, eikit keliauti, patirpkit pasaulį. Siaubas, kaip čia galima gerai įsikvėpti ir pamatyti daugiau nei tos mažos Lietuvos. Aš galvojau, kad Lietuvoje gerai ir Lietuvoje atrodo noriu likti, kol neišvariau ir pamačiau, koks iš tikrųjų yra platus pasaulis ir kokia maža mūsų ta Lietuva. Ir nesakau, kad aš dabar noriu paimti ir čia gyventi, bet nu wow, ta prasme, taip praplečia akis, nes tai yra tiesiog pirmą kartą gyvenime tokius dalykus matau. Fucking insane, pažiūrėkite tus klifus, dieve mano. Taip. Prašom, prašom, užeikit. Didžiulės lubos, labai nice. Susitikime su mūsų miegamaju. Nice lovytės. Aišku, reikės turbūt sustumti. Virtuvė geras, mes visą kažkokį apartmentą gavom. Nes aš tikėjausi, kad tiesiog bus kažkoks kambariukas ir, nežinau, tualetas. Ir pažiūrėkit, toks vaizdas. Nerealu. Nerealu. Baisiai gražu. Baisiai gražu, aha. Tinkantis žodis viens su kitu. Jo, ten yra tam tikri parkingai, turbūt būna. Lipam į savo Fiatą. Oi, pirtelė. Let's go. Čia, chebra, žiūrėkit, labai šiaip pavojinga zona. Tam tikrais momentais, kai lėktuvas jau beveik kyla, policija visus sustabdo, kad nieks nevažiuotų, nes jeigu tu važiuosi ir lėktuvas kils, ir lėktuvo variklių einanti tą jėgą, tas oras, gali ten taip, nu, kad realiai yra žmonės mirė net nuo to. Tai mums pasakė bičiukas. Gerai, mes tai žinom, kur važiuodavo. Čia Graikijoje labai populiarus pas jos simbolis yra va tokios kakytės. Matot, jos atsikartoja pas jos visur. Aš klausiu pardavėjas, tai reiškia, tipo susijęs su good luck, o eye of good luck. Matot, vėl akytė. Kokių fotografija. Ką čia gero randi, Kamilė? Apsisuk.
Blembu, kaip tautingas skrybėlės. Bet nežinau, ar balta ar ta geriau. Iš nugario, žinok, ir ta labai gerai atrodo. Taip, dabar priekį. Ne, mėl kaip babuška kažką mėly. Kaip babuška. Bet labai kaip babuška. Gali man paduoti va tavo. Geltona? Estetika. Labai gražu noriu. Einu pirkti. Žiauriai estetiškai atrodo, labai gražiai. Vyrai, darykit savo moteris gražias. Čia jūsų darbas. Kokią tau šalį, Kamilė, primena šitas mūsų senamiestis? Italija. Tai istorija yra tokia, kad nuo 14-18 amžiaus ši Korfų sala priklausė italams, Venecijos valdžiai. Ir jie čia 400 metus gyvena. Tai čia labai stipri itališki vaibai ir užsilikę. Žiūrėk, kėdai. O kodėl dabar jau nebe italų čia? Taip. Gerai, einam iškoti ledų turbūt, ne? Ai. Tiem pasimti želato. Mes čia dar uždėta kažkokį sausainuką. O, wow. Eik, tu savo kaip skanu. Man yra filmuojama. Kaip ledai? Nu, su savo prašau, biškai. Ai, per saldžius paėmė, ne? Bet tiramisu tai bombastiški gerai, buvo 10 iš 10. Ką dabar veiksim, Kamilė? Nežinau, gal bandysim valgyti kažką tai. Ar Liepos vidury galima skristi į Graikiją, nesgi per karšto geriau neskristi niekada? Aš jau nuskriskit ir patys pasidarykit tokias išvadas, nes tokia nesąmonė. Taip galima skristi, taip malonu. Berniukai, važiuokit, merginų daug labai gražių. Negaliu pasakyti jo. Negaliu pasakyti jo. Aš tiesiog norėjau pritarti, nežinai. Nepasakyčiau, kad aš žiūriu daug merginų. Pasimovėjau. Aš esu susifokusavęs vyras ir aš turiu savo merginą, kurią aš prižiūriu ir žiūriu ją. Rimtai daug gražių merginų? Jo. Bet turistinių ar tokių? Nu, gal turistė šią. O kaip nučiaišin turistė? Easy, prieini, hello girl, one Aperol spritz. Pažiūrėkit, kokia architektūra. Kas yra, Kamilė? Nori pasimti? Vietos, what is this, bro? I would like one al pesto e burrata and fresh orange. Then black tea. Kažkaip jau atrodo, kad mes čia buvom, nes žiauriai viskas panašu į visas mūsų realiai Italijos patirtis. Ir biški gaila, kad nėra tokio kažkokio unique graikiško experience'o, bet aš nežinau, gal mes nenuėjome į graikiškos restoraną. Turbūt rytoj jau keliausim aplink visą salą. 100%. Nes mes esam šitą hotelį, kokį jūs matėte, įsirinkę tik tais 2 naktim. Po tų 2 naktų mums reikia, jau žinot, kur mes vėliau miegosim. Tai mes nenorėjom pasirinkti vienos vietos visai kelioniai, kad 6 dienas tiesiog grįžti tą patį vietą. Tai mes rytoj truputį tripinsim aplink visą Korfų ir išsirinksime turbūt naują savo spawn pointą. Kas įdomiausia, kad tik dabar visi į miestą ateina. Mes tokie party puperiai, jo. Kiek valandų dabar? Po 10 yra. Ai, mes jau atsibuvom, mūsų pirma diena, aš sakyčiau, tokia full išnaudota. Let's go, let's go, let's go. Labas rytas, važiuojame toliau explorint Korfų. Mėgojam kaip leliukai. Žodžiu, važiuosim į kanjonas, tokios jau labai pinteristiškas tas vietas, sakykim. Tai turėtų būti labai gražu. Esu sugalvojęs kai ką Kamiliai. O ne. Aš nesnorkelinsiu. Esu sugalvojęs kai ką Kamiliai. Aš nesnorkelinsiu, daug hintą ir aš atspėsiu. Ne, neduosiu hintą. Kodėl? Tu pamatysi, reiks išlaukti, nu. Oh my god. Bet aš šiandien su gražiais plaukais aš negaliu šlapinti galvos. Ten gal ir nesušlapsi su galva. Tada gerai. Kas čia dabar? Draugeliai. O dieve, kiek jų daug. Kauliukas. Kauliukas? Eik tu savo. Vienas gausas. Bet tai drąsus. Eik tu savo. Bet tokia visiškai išgyvenimas vis čia. Tai negazdinu, jiems visiškai nebaisu. Shook hands with the devil down on the south side and he bought us both a drink. With a pad and a pencil sat by his side, I said, tell me what you think. I've been looking for my savior, looking for my truth. I even asked my shrink, he brought me down to his level, said, son, you're not falling down on Sunset, or at a party in the hills. Opa, kolega mano. Bottom of the bottle, or when you're tripping on some pills. Žiūrėkit, pasiėmėm vėl Greek salad. Arba pizza italiano. Savo ramiai valgom. Ir casually. Eik tu savo. Va, dabar mano blokai. Bet tas bičiukas vėl lipa. Dieve, mano ir vėl lipa. Merginams patinka, Kamilė, kodėl tu neploji? Kievra, aš nežinau, kas čia yra. Aš galvoju, aš atrodžiu kietai.
Mums bevažiuojant Kamilė pamatė notificationą ir sužinojo, kur mes varysim, tai dabar pranešu jums. Tai mes būsim su parašiutu kažkaip dviese ir mus tem su laivu. Ir turėtų būti žiauriai insane. Einam, Kamilė skris su parašiutu. Jeigu Kamilė aš tau būčiau pasakęs, ar varom ar ne, kaip klausimą būtum varius? Ne. Tai va, matot, vyrai, kartais tiesiog reikia... Jop, čia mes. Kaip tau ekstremalios patirtis, kuriom nenorėjai pasirašyti? Labai daug jų buvo, šiaip tai. Nu, pirmoji vieta man turbūt parabanlingas, tai aš pirmą kartą gyvenime tai dariau. Jo. Ir tas visas vaizdas, kai tu pakeliai ir realiai jauties kaip aukštis, buvo insane. Hello. Parasamna... Here, yes, problem. Yes. Sorry? Where are you from? Lithuania. Lithuania, Yeah. By the way. Good basketball. Here is Kauna. Oh my god, yeah, you know it. Tai žodžiu, paraglandingo aš išleidau 7 eurų. Mes varėm dviesi ant vieną motociklą 15 minučių ir pasiswitchinom, tai išleidau 5 eurų. Ir ant banano tai ten, nu, nelabai žinau, kaip jums pavaizduoti, kas ten buvo. Jo, bet mes 108 eurų išleidom ir buvo verta. Dėjo adrenalino pasikrovėm ir aš esu visą laiką už tai, kad reikia investuoti į patirtis. Nes jūs niekada nežinot, kur ta patirtis jūs nuves. Jūs gal norėsite savo verslą atidaryti vėliau tą patirtį. Lemba, verta, reikia. Jeigu galit, keliaukit, hebrai. Tai ką turbūt ragaujam? Vaikštam per visokias turistinės parduotuvės, daug visokių įdomių prekių. Šiaip faina matyti, kad daug nėra čia AliExpresso, o kaip tik daug labai tokio original hand art, visokių rūbų tokių, kur tikrai nesamatė. Nu jau važiuojam atgal mes link savo hatos ir sustojam kraštovaizdį pasižiūrėti, žiauriai gražu. Kamilė, tu esi kalnų žmogus, pagal tavo astrologinį ženklą. Kraukis, Kamilė, kraukis. Ar nusipirkom tokių skarūtų. Jo, žiauriai reikėtų. Jo, aš savo petuką savo, Kamilė užpakalį. Šilta kaip arbatėlė. Jo, labai šilta. Todėl ir galim ilgai būt vandenyje. Bet žiauriai juda, what the hell? Tai to normalu. Stenkis laikyti kiek įmanoma daugiau. Davai. Nu ką, antros dienos vakarėlį pabaigiam su Pita Bread. Čia labai daug benamių kačiukų. Mes jau tokie pridaužti, kad neįsivaizduojat. Einame miegot, hebra, day 2 is over. Labas rytas. Pakuojamės jau. Baigęs mūsų Paradise šitam hotelėje. Šiandien ekstra karšta kažkodėl, man. Ekstra karšta? Nice. O, ne. Šiandien mes važiuosime į kitą hotelį. Pareisim turbūt papusryčiauti. Opa. Kaip miegoji, Kamilė? Gerai, kaip lėliukas. Nu, aš reiks. Mes jau apetukus savo apsaugoję esam. O, jo, diemano, norėjau adresuoti šitą faktą, kodėl mes su Jėzaus apsiausti. Mes nudegėm tiesiog, man pečiai nudegė tiesiog. Kuprinė. Įsivaizduojate, jinai rūpinasi mūsų skincare ir man SPF neuždėlė, kai reikia. Ką man reikia? Kuprinė, žaimsi. O kur jinai yra? Tas ten ant pečių. Ai, nu jo. O, man. Toks berniukas malonus atvežė. O! Nu, man. O! Let's go. Važiuojam, kaip sakoma, toliau. Trečia diena mūsų. Padarom čin-čin, Kamilė. Ket kodekso 13 straipsnis, negalim užsiimti pašaliniais dalykais vairuojant. Už geras keliones! Čin-čin! Kažkokį cukriuką pasiėmėm parodėm. Pas mane švepsiukas. Švepsas granatų skonio ir cherry cola. Kamilė, kokie tavo lūkesčiai buvo čia, kurie yra sugriauti? Tu negali apsirengti, pasidaryti full face of makeup, nes tada tu po 15 minučių jau esi visiškai sveti, tiesiog eini maudytis, o kai tu eini maudytis, tu visas esi druskingas ir viskas nueina šuojant uodegos. Dėl to tu visą laiką turi vaikščioti su tokiais skudurais. Jeigu nori labai puoštis, tai eini vakare, kur yra kokybiškai, gali ten fotkių prisidaryti, žinai. Tai tas toks neblogas disappointmentas buvo, bet tada supranti, kad nu toks gyvenimas. Šitie tas karmalai lifehackas, va mes abu. Visiškai. Kaip dar, ar tau per karštą, ar nesmagu, nefaina? Ne, man visiškai geras oras.
tai yra šilta, bet mes, kai turim mašiną, tai mes gal nepajaučiam tokio katastrofiškumo, jeigu mes visur vaikščiotumėm, pavyzdžiui, tai tik ir numirtumėm tada, man atrodo. Tai gal dar biški su ta mašina tas lūkestis buvo, kad biški bus baisu gal, nepatogu. Nes ir draudimo mes nesam pasiėmę, mums siūlė paimti, aš galvoju, nafik tas draudimas, man nereikia, visi įima, aš kaip tik jo neimsiu. Tai biškutį mes jau ten tokia guma, priekyje truputį buvo atsilipinus, bet aš ten kažkaip prikliopinau ją atgal. Pasižiūrėsim, turbūt baudų gal nemokėsim gale. Labai kitokios daržovės pastebėjome, ne? Tie patys pomidorai. Jo, tai didžiuliai pomidorai. Feto sūris, koks jis skanus, koks jis kitoks. Vakar tokį gerą feto sūrį valgėm su tuo tokiu. Keptas feto sūris su medum. Jeigu kažkada bus, lemą pasiimti. Kol kas žiauriai enjoyinam šito tripo. Labai gerai, kad mašiną paėmėm, visiems rekomenduojam tai padaryti. Tai yra mūsų pirma kelionė su mašina ir žiauriai pasiteisino, nes čia verta važiuoti ir pamatyti viską. Nes aš mačiau, ten daugam rekomenduoju, jeigu atvarat pirmą kartą, būkit Korfų mieste ir tiesiog būkit. Bet plemba, tiek daugiau gali pamatyti važiuojant iš visur. Šiaip mes buvom tokia miestelėje Pelekas, buvom sustoję pas stotę kažkokią. Atvarau po 10 minučių, nes man jau skambina į telefoną greičiausias numeris. Tai aš jau sugalvojau, kad man kažkas turbūt dėl mašinos skambino, atvarau ir ten močiutė kažkokia rėkia ir bando įsibrauti mano mašiną. Oh my god, what are you doing? Police. Aš toks sakau, duokit man patrauk mašiną. Police, no, police. Aš toks, okei, patrauk ir išvažiavom. When I sold you the dream, you were just 16. Packed a bag and ran away. And it's a crying shame you came all this way. Cause you won't find Jesus in LA. Took a sip of his whiskey, said, now that you're with me, well, I think that you should stay. You won't find him down on Sunset, or at a party in the hills, at the bottom of the bottle, or when you're tripping on some pills. Hey guys, I'm just chilling here in my penthouse here in Dubai. Just chilling, you know. I want to talk about business, because business is cool, and please buy my course. Jebra, mes čia skrendam, čia amerikietiški kalneliai žiauriai smagu. Tiesiai važiuoti kokį Klaipėdą ir Kauną yra nuobodu, bet mes čia tokia važiuoju serpantinais kalneliais. Atrodo kaip graikų dievas. Aš, Aurelijus III, skelbiu graikišką meilę. Dabar kaip graikiškas debilas atrodo. Turistavimas tęsiasi. Tai va mes su savo haikinimo batais. Haikinam čia baisiai stipriai. Į kalną reikia. O, jau prie pat. So jumpins mane. Labai įdomu, kad skirtingos vietose, salose, jeigu esi vienam gale, kitam gale, jūros šiluma yra žymiai kitokia, nes čia, pažiūrėjau, labai šaltas. Ten, kur buvo mūsų hotelis, buvo labai šiltas. Ai, čia matėm prikolas atvažiuoja boat taksi ir galite pasiimti taksą. Bet tai nesąmonė. Čia kaip gimdai ir neišgimdai. Maždaug to reikia išgimdyti. Atėjom į šitą kanalą su galimybę cliff jumping. Aš dabar cliff jumpinsiu, va ten, vienas. Kur mes esame, kokie mieste, žinai? Sidarė? Jo, teisingai. Prisėdome pavakarieniauti. Koks šiandienos didžiausias įspūdis? Oh my god, haikas. Kodėl? Nes buvo sunku labai. Ar patiko? Tai galėtum pasakyti, kad visi miesteliai, kur mes dabar jau kokios važiavam, labai skirtingi. Labai, tikrai. Jo, nes vienas ramus. Kitas didžiąją dalį, kur laiko važiuoju, ir nesvarbu, kur važiuoju, tiesiog kažkoks ghost townai, labai daug ghost townų yra ir tiesiog iš tėvo keli miesteliai orientuoti labai yra į žmonės, bet labai skirtingi. Jeigu nei tą nuvarytum kokį, tai jau čia galvotum, kad visiškai nesąmonė ir nebenoriu grįžti į Graikiją. Jo. Čia įdomus restorano bičiukai tokie labai kaip draugiški. Wow, double serving. Thank you. Never experienced this. Thanks. Nu ką, tai skanaus mums. Skani pica, ne Kamilė? Kaip aš skaniai valgau čia, romantiškai vakarą.
Kaip skanu? Patinka? Tai tam lepsą reikia padaryti, kad tu sėdi tam telefonė. Kas vyksta, Kamilė? Aš storį kėliau. Opa. Hello. Nice. Geras. Gerai? Faina. Nu ką, pasiruošę į miestą. Neatrodo, kad mes čia jūroje kažkur skendame ir... Mes esame miestelėje Gauvija. Čia nėra labai daug ką veikti, kiek mes dabar matom naktiniam gyvenime. Nu, aišku, daug restoranų barų galima įti tiesiog gerti. Bet čia labai daug pimpalų, atsiprašom. Labai daug. Aš nežinau, turbūt nes jie universaliai suprantami ir tipo visi perka kaip prikolą, tipo, o, pimpaliukas. Yes. Tai pasiėmų kažkokį labai įdomų graikišką dalyką. Čilinam, atostogaujam. Labas, kas čia toks? Kas čia toks? Nu ką, labas rytas. Eisim valgyti. Mes jau pridaužti. Čia trečia diena mūsų, ketvirta. Nu, pilna tai tik trečia, bet... Palauk, buvo day 1, day 2, day 4. Mes esam žiauriai pridaužti ir tikėtina, kad paimsim laivą kažkokį ir gulėsim jame. Jo, aš... Nes jau biški stogas važiuoja. Va, mano pasirtukai, va tokie bus. Ar visą blogai. Atvykom į vaistinę, Kamiliai pipėts su gerklute. Mes nusprendėm grįžti į savo pirmo hotelio paplūdimį, kadangi jis buvo žiauriai geras. Viskas jevra. Pakliuvom į spastus. Gulim. Eina savo, kokius bangas didžiulės. Oh my goodness, ar aš gyvensiu? Na gerai, aš jau gal varau atgal. Oh shit. Aš šiaip noriu papasakoti, kaip iš tikrųjų mes suplanavom šitą kelionę. Nes mes iš tikrųjų turėjom varyti į Palangos jūrą. Bet aš pažiūrėjau, kad mes turim tą laiko tarpą, kur išvaryt atostogom ten 5 dienas. Gaublemba, ką mes ten prie tos jūros 5 dienas varysim, gal varom kažkokią kitą šalį. Ir aš norėjau siūlyti Kamiliai į Zakopanę 12 valandų važiuoti. Atsisakiau. Jo, sako, aš noriu arti prie jūros. Nu ir gavosi, pasirinkom kitą jūrą. Aš galvojau, kad čia gulėt ant šitų yra žiauriai boring, bet nėra tai boring. Visiškai neboring. Pizza bread. Kamilė, mums už 30 minučių reikės važiuoti. Taip, aš nevažiuoju. Tai va važiuosim su padarė, Kamilė nieko nežino. Sako, čia nori lisėtis. Nu, Kamilė, kur mes atvažiavom? Spėk. Keturračiai. Ne. Ką tu sakai, labai bijai? Kada sakiau? Tu sakai, labai bijai. Ne, aš tikrai nedarysiu to. Nardymas čia bus. Ne. Ne. Ne, aš tikrai nenoriu. Ne. Va, atvykome. Čia mūsų scuba diving. Nu va, 100 šiam už 2 žmonės. Nu va, susimokėjom. Kamilė žiauriai bijojo tokias patirties, aš nežinau, kaip jin reaguos. Kaip sako, pinigus padavė pati, tai plauksime labai negiliai, tik tais 8 metrus. Žiūrėkit, va. Mūsų kapitonas, daug čia chebras visokios. Labai Esu sugalvojęs kai ką Kamiliai. Aš nesnorkelinsiu daug hentą ir aš atspėsiu. Nu, Kamilė, kur mes atvažiavom? Už geras kelionės! Čin! Koks šiandienos didžiausias įspūdis? Oh my god, haikas. Nes buvo sunku labai. Let's go! Važiuojam, kaip sakoma, toliau. Hello. Eik tu savo.
Galvoju, 3 kartus mirsi. Aš galvoju nuoširdžiai, kad aš vieną kartą apkursiu, nuo to, kad Jo, aš tiesiog, tipo, nieko, ir man pjovė ausis, ta prasme. Tada kitą galvoju, kad aš uždusiu, ta prasme, tiesiogiai, ir dar trečią. Šiaip tas labai fainas buvo tas. Thank you. Hooray. Time to party. Nice. Geras. Oi, belė ką patirtis. Tokia life or death iš tikrųjų. Aš galvojau, aš ten irgi būsiu pavandeniu ir galėsiu enjoying visus Korfų viewsais, bet ten realiai buvo išgyvenimas. Ten pastovi reikėjo labai gerai galvoti apie kvėpavimą, nes jau darėsi sunku kvėpuoti, jau darėsi nemalonu kvėpuoti. Ir mane bando leisti ir aš jaučiu, kad man vis žemėjant, žinai, užgula labai stipriai ausis, bet užgula taip stipriai, kad, tiesiog skauda nežmogiškai vieną ausį ir galvoju, liuks, ką čia dabar daryti. Tai aš ten jam ženklais rodau, kad tipo 50-50, ten 50-50. Kad pavandeniu komunikuoti. Šitas reiškia viskas ok, šitas reiškia kažkas negerai. Pavyzdžiui, kažkas negerai su ausim, kažkas negerai su akiniais. Ir žodžiu, bando mane leisti taip gražiai po truputėlį, aš matau, kad man nieko neišeina, aš vandenį darau tuos pratimus, ką man liepia daryti, man vis tiek neišeina, jis mane iškildė į viršų. Iš naujo pabandė ten viską papasakot, sako, davai bandom dar, sakau, gerai bandom dar, mes vėl bandom ir man vėl neišeina. Tai tada jis padarė išvadą, kad tiesiog pabūk viršuje ir jeigu ką, tada pabandysim vėliau. Tai aš tiesiog kaip to turnelį biškai plaukiu ten tokiu paviršim ir tiesiog žiūrėjau viską, aš stebėjau iš šalies ir labai mačiau Martą kaip krabas, jisai ten prie to akmens buvo prisikabinęs, kad nepakiltų, žodžiu, kietai. Ten buvo dar viena mergina su labai panašiais plaukais kaip Kamilė ir ten su to kostiumu nesupratau, kad ten ne jie. Ir aš ten bandau įmojuoti, bet man neduoda jokio atsako. Tai aš toks, okei. Kol mes tik pradėjom plaukti ir aš kažkaip atsisuku, viršui kažkas ten plaukia ir man mojuoja taip. Ir man taip parodė, man atrodo. Aš toks, kas čia? Pasirodo Kamilė. Aš iš viršaus mačiau real time, kai Martas čytino. Iš viršaus, vandenį. Bet blemba ten buvo, ką veik, ten tikrai, sakau, visiškas toks išgyvenimas. Pamiršom visus ten ryklius, kokie ten galėjo būti ir ten, oi, rykliai suvalgęs, pamiršom viską, ten buvo, o dieve, reikia kvėpuoti. Šiaip tai žiauriai gerai buvo, žiauriai geras timas, labai svarbu yra geras timas, nes jie buvo labai draugiški, labai komunikavo gerai. Priekė buvo kapitonas ir gale visą laiką sekė ir žiūrėjo pastoviai, kažkas buvo negerai. Žiauriai unikali patirtis. Man viena iš tokių, kur kaip šokau kažkada parašiuto, toks kur life changing experiences, tai čia toks vienas iš tokių. Nes tu iš tikrųjų labai arti susiduri su mirtim. Nes ten tu tikrai atrodė, kad neišgyvenęs. Ten vienas supanikuoja, tada visi instruktoriai prie jo pripuola, tu dar esi 5 metrų gylyje, toks galvoji, aš. Blemba, tikrai buvo momentas taip nejaukus, sakyk. Tai ir sušalo, mėlynom lūpom išlikom tokia, kur mes čia buvom, ką mes čia pasirašėme. Jeigu tu pradėsi, ir ten burbuliukai, tu tiesiog nieko nematysi, kas ir buvo vaikinui tam, ir jis tiesiog nėra instinktyviai į viršų, ir tada jį pradėjo gaudyti instruktoriai. Panika pats blogiausias dalykas, kas ten gali nuteikti, mums irgi sakė. Nors, kiek žiauriai, bet tai beskambėtų, bet aukštas vyksta, tu panikuoji. Šiandien planas buvo jo ilsėtis, aš Kamilė sakau, mes šiandien ilsėsimės. Mane apgavo. Tai dabar jau metas chillint, kaip sakoma. Ir rytoj jau Kamilė pabėdėjau. Turiu dar vieną siurprizą, bet jis jau bus toks ramesnis, bet labai smagus turėtų būti. Net ir kontentų iš tikrųjų. Tai va šitaip ir gyvent, kaip sakoma. Siurprizai, svarbiausia ir nemirti, kaip sako. Nu jo. Sakiau, kad chillinsim. Sveiki visi, mes jau esame mieste. Va mūsų mašina, vidury kelio, aš užgesintąją palikau. Matot, va šitą didžiulę mašiną eina, tai čia gal 13 mašinų, mes laukiam, kad galėtume patekti į šį parkingą. Ves, paus, Kamilė. Go, Kamilė, go. Dėkta mašina. Be draudimo. Super. Gazai. Super, viskas. Hello, driver's license, please. What are you doing? Let's go. Kaip gerai. Sakykit, duokit mums viską, ką turit. Perkam. Jūs pasižiūrėkit, kiek čia veiksmo. Geras, kai mes buvom pirmą kartą Korfų ten, čia tiek nebuvo. Jo, užsakinėjam blinukų krepės su nuteilą. O, technika. Professional. Oh, wow. Kaip greitai geras. Wow, super fast. Kaip skanu. Kiek daug žmonių. Hello. Feta cheese with honey ir vėl paėmė. Jau biškai pridaužtenė, Kamilė. Kas vyksta? Mes turbūt prandau pabuvom, negu parkingą palaukėm. Nu, gali būti. Mes tiek viską veikiam, jo, papa. Speedruninam, karočią, visas patirtis. Ir dar rytoj laukia siurprizas. Nesuprantat, kiek aš turiu išgyventi emociškai dėl šitų siurprizų kažkokių. Tu nežinai ir gyvensi, ne po siurprizo. Ta prasme, literaliai, tas siurprizai nėra tiesiog grožių puokščiai namus, tai yra scuba diving kažkoks, kur tu dead.
Shook hands with the devil down on the south side, and he bought us both a drink. With a pad and a pencil sat by his side, I said, tell me what you think. I've been looking for my savior, looking for my truth. I even asked my shrink, he brought me down to his level. Said, son, you're not special, you won't find him where you think. You won't find him down on Sunset, or at a party in the hills, at the bottom of the bottle, or when you're tripping on some... Nu ką, mes esame miestelėje Kasiopėje. Turim vieną naktį, kurią turim kažkur permiegoti, net nežinom, kur šiandien miegos. Bet aš norėjau pažiūrėti, oi, smirda rūkalai. O, die žolė. Aš noriu. Aš dar nesugalvojau, kokią miestelę mes norim paskutinę savo naktį praleisti, kokie mes panašus tom skarom. Matot, kai mes susibilendinom su graikų kultūra per šias dienas. Hello, a table for two, please. O, manęs ieškau. Ką mes užsakėm valgyti? Barbecue burger. Šiandien dar laukia mūsų vakarėgi pramoga, dar viena Kamiliai. Ten mes tik tais dviese busim, nieko daugiau nebus. Šiaip bus ten daugiau dalykų. Nes žmonių bus. Ko ten bus? Gyvūnų? Taip. Norės kai zoologijos sodas, bet zoologijos sodas. Ne. Galiu spėt? Pabandyk. Neįmanoma turbūt. Kažkokia terapija bus gyvūnų, ne? Ne. Nu kaip ir susijęs su to. Galima taip žvelgti taip. Mes išsipavinsim? Ne. Muziejus? Ne. Šuniukai. Šuniukai? Ta prasme šuniukai. Puppy yoga? Šuniukai, ne. O, šuniukai. Patinka? Mes eisim su šuniukais. Kur mes eisim su šuniukais? Jam karšta juk. Nu ne, jau pripratėgi. O tai kur mes eisim su šuniukais? Nu tai kur mes susitinkam, kur aš sakiau? Korfu. Korfu saloje ir kur? Ne, nu tam miestelėje. Nu, tai mes eisim su šuniukais. Pasivaikščioti? Korfu miestelėje. Ten bus žmogus, kuris bus mūsų angliškas gidas. Prie ko čia šuniukai? Nu nes explore Corfu town with puppies. Oh my god. Tokia egzistuoja pramoga? Nežinau, pasirodo, jo. VIP gidas, tipo, kuris... Jo, privatus gidas ir mes šuniukus vedžios? galima bus glostyti, bučiuoti jos. Geras. Kokie šuniukai bus? Mažiukai, man atrodo. Tokie pizdukai. Ką? Nu, mažiukai pizdukai, nu taip sakoma. O tai daug recommendations? 6 atsiliepimai. Tai mes kažkokią tokią naujieną pabandysim. Aš žinau, kad tau gyvūnėliai patinka. Matot, kaip gerai žinot savo čikitą. O ne, mūsų burgeriai. Didžiuliai? Oh, wow, yeah, so big. Good luck. Thank you. Good luck. Ta prasme, good luck. Mukbang. Mukbangas? Kaip patinka. Wow. Man atrodo, tu neįsižiosi, kaip aš įsižiau. Man va žandikaulis nelūžo. Mes čia arčiam prie kažkokio private beach. Eik tu savo. Eina savo. Bля, oro trūksta. Kamirė šarė. Žodžiu, lekiame naujus apartamentus, jie vadinasi Michaela Apartments. Tai pas Michailą važiuojam. Pasiėmėm paskutinę naktelę, žinokit, netoli Korfu miestelio. Turėsim savo privatų baseiną, you know how it is. Mes čia, žinokit, pasiėmėm tokius, va, blemba, kaip gerai sueina, žinokit, tiesiai iš šaldytuvo ištrauktas. Tai žiauriai refreshing tokie dalykai. Ką prilygintų vairavimą? Va, dabar tilpsi. Oi, kaip kamirė. Jėzus, Marija. Sankaba gadinė rašys. Smagu, ne? Traukia biškutį. Oi, gandriukai. Oi, gandriukai. Nu, tai ką tu stoji? I've never cared much for winter. Nieko sau, o čia king size bed, čia jau susipyksim. Tokia virtuvė nebloga. Visai neblogai. I love it like a miner loves gold. It's never about the present. Oi, kaip gerai. Oi, atsiprašau, ko įsibrovėte mano dukros kambarį. Tai va, aš čia paras įspaudimą padariau. Mes jau susirašėm, važiuosim į miestą, atrodom labai gražiai. Va, pasirodom. Čia turime mūsų graikų merginą. Atvyko, tarp kitko, mūsų kažkokie draugai, pažiūrėkit, skandinas čiuvakas, pažiūrėkit. Matot? Tai va, bet mes važiuojam į miestą, į pramogą, pas šuniukus. I've never cared much for winter. Eyes and
Laukiam šuniukų. Kaip jaučiamės, Kamilė? Keistai, įdomiai, kas čia bus, nežinau. Kaip ir sakė, nebus arba tragiškai, arba labai gerai. Nežinau, kas bus įdomiau, ar tie šuniukai, ar tas pats gidas iš tikrųjų. Nu, man niekada gidai būna neįdomus, nes tiesiog atrodo, tipo, boring klausyti. Aš manau, tu tiesiog turėjai blogą gidą. Gali būti. Tiesiog sakė, lauk čia. Kaip suprantu, mes jau galvojam, kad čia bus disaster, ne? Aš taip nesuprantu, ko čia tikėtis. Nu, bet jeigu jau vėluoja, tai jau kažkas biškai įdomaus. Ir ateina bet koks žmogus su šuniuku, mes galvojam, kad čia jie. Žiūrėkit, ateina šuniukas. Čia gal mūsų šuniukas. Labūti šuniukas. Žiūrėkit, ateina mūsų šuniukas, hebra. In front of you on the left side you can see one place with the hats positioned from the piece of the interior. Have a look here. As well the material of here will be the hat. But the horses, they understand we don't know this dog. It's a big new, in a corizia. Dentro me. Kas vyksta, Kamilė? Nesuprantu mes, ką čia daro. Pupiš. You will do it in another one. No. Shiva, can you see this? Goodbye, thank you. Įdomiai taip, įdomus experiences. Kaip sakoma, įdomus experience. Šiaip jinai atėjo pavėlavusi, kokių gerų 15 minučių kišo Kamilį į ranką žemėlapį ir viskas pradėjo iškart. Saints Georgia was built 95, 45. Tai įdomiausias vietos turbūt buvo, kai tiesiog mes pasiklausėm paprastų klausimų, kad maždaug tai kaip jūs? Ką jūs darote? Kas čia per šuniukas, ką jūs čia darote? Aš galvoju, kad tau kantrybė neišlaikys, hello, stop, okay, thank you, we can go, žinai. Oi, čia buvo disaster. Atrodė šiaip, kad kažkur skuba ir jinai tiesiog fast tokį. Jo, turbūt nekartočiau ir nerekomenduočiau ir tikrai nepalikčiau 5 stars, bet kaip sakoma, visą laiką yra gerai pamatyti. Nu, bet žinai, tikrai nemaži pinigai yra už tokį 8 eurų. Kokybišką aptarnavimą. Toks, alio, aš max 30 už duzmus sumokėčiau, nes toks. Mes nusipirkom krepį. Sorry? Draugai, pasižiūrėkit, koks čia turgus. Kiek čia skudurų. Pamečiau, Kamilė. Kokia kaina? 20 eurų. Kalbėjau su viena moterim, kuriem mes nusipirkom tokius skuduriukus. Sakė, čia maždaug nuomos kainos nuo 1000 į mėnesį būna ir panašiai žmonės nuomojasi. Reikėtų. Nes aš papasakau, kad ir mes užsiemam savo veiklą su klientais. Mane Kamilė išmokino šito žodžio shopping haul. Let's go. Gerai, čia mes turime 7 eurai. Graži. Šitas dalykas žiauriai kietas, mes pradėsim kolekcionuoti tokius dalykus namuose. Tai yra originalus handmade, žiūrėkit, toks va piešinukas, made in Corfu. Čia pagamino pardavėjo žmonos sesuo. Ir čia toksai, vat, mes įsirinkam tokį paveiksliuką ir mes kolekcionuosim iš kiekvienos šalies va tokį. Toliau, žiauriai kietas dalykas, bumerangas. Tokia scarf, jo, tokia jinai plati, toks kaip skuduras, tu galėjai kaip šalikiuką, gali kaip dekiuką, galėjai prisidengti, gali būti suknelė. Mūsų rytojaus pusryčiai, knygos skirtukas, toksai fainas akmenukų apyrankė. Šiaip žiauriai fainas dalykas, kas man patiko va iš verslo pusės, tai yra tiesiog papuošaliukas, bet jam duoda istoriją. Ta prasme, pažiūrėkit, agatė, čia tipo, this stone helps users spiritually, it protects against stress and negative energy. Ir duoda istoriją ir toks per geras, tu pagalvoji apie žmogų, kad, o, tam žmogui aš noriu šitą padovanoti. Vietoj tiesiog, o, akmenukai. Tai va, čia toks nice, labai verslo advice. Prikabinti istoriją savo produktų, ypač kai yra kažkoks papuošaliukas, galima tengi. Šitas simbolizuoja luck, šitas meilė, bla bla bla. Čia nusipirkau savo tokį bairį. Kiek šitas kainuoja, net nežinau iš tikrųjų. Gal 2 pem? 2 pem? Tiesiog laiteris. Nežinau, ar praveš mūsų oro uostį su juo. Aš žiauriai daug rūkau, todėl nusipirkau šitą. Ne, iš tikrųjų, aš tiesiog noriu namuose turėti tokį. O, čia geras. Nusipirkom natūralią iš Graikijos jūros, iš gelmių ištrauktą augaliuką. Jis naudojamas yra kaip sponge. Jis sakė, jis yra labai natūralus. Va, prakaitėlis augalių įtrinti. O, čia geras. Pamatėm, aš iškart pagalvojau apie Kamilę. Iškart pagalvojau apie Kamilės reelsų. Kadangi Kamilė labai patinka valgyti gaminti. O man labai patinka, kai Kamilė gamina valgyti irgi. Aš pamačiau, sakau, Kamilė nori į virtuvę tokio reikalo. Kainavo 32,50 €. Are you ready? 1, 2. Tadam. Kaip atrodo? Žiauriai kietas, hebra. Epoxy. O čia natūralus olive tree. Graikiškas. Tai turėjau tipo toksai žiauriai kietai.
Nu, toks nužiauriai estetinis dalykas ir vėlgi, aš Lietuvoje tokį vairį nemačiau ir čia handmade, jie ten patys gamino. Bandžiau nusidėti iki 30 eurų, nes kainuoja tram 50 centų. Bičiukas susimėtė, sako, oh no, this is very good quality, you won't find this anywhere else, this is good price. Aš sakau, okay, nice try, give me this. Tai va toks holas, tiek prisipirkome. Welcome everyone, this is our last day. Mes biški fucked up, mes man atrodo susirgom, mums nosis bėga, nežinau kaip pasakyti. Gerklės skauda, mes tokį pridaužti. O, bet mes daug ką išgyvename. Dabar mes turime švalyti mašiną. Tai va, aš turim čia priemonių, va, ankšlustis. Va, telėtis pagrius. Turime išvalyti mašiną, kadangi jeigu neišvalysime, reikės mokėti. Cleaning fee 60 euros. Tai žodžiu, valysi mašiną. Eik, tu savo žinau, kad gerai, ką čia valo mašiną. Kadangi mes po maudinio einam su visom druskom, gulim į tą mašiną, todėl apsidruskavosi jinai, todėl turim pavalyti, nu, kad nemokėt baudų. Emilė, tai iš viso, pažiūrėkit, kaip prisidruskavo, jo, papa. Eik, tu savo ten gale, kaip mes pridruskavom. What the fuck? Pakuojamės. Paskutinta diena eina savo, mes jau, aš nežinau, gal girdit iš balsų, bet mes tokie pridaužti jau. Oi, mūsų šiandien skrydis 5 valandą, vis galvom, ką mes darom savo gyvenimą. Nusprendėm varyti akvarium. Korfų akvarium. Mums ką tik apselino, mes eisim ne tik į akvariumą, bet ir plauksim su laivu, kuris laukia ir pusė laivo yra po vandeniu. Tai tipo gali ten sėdėti apačioje žiūrėti. Tai mes paėm tokį dalyką, nes mes spėsime grįžti iki oro uosto laiku. Tai žodžiu, varysim dabar su laivu ir tada tik varysim į akvariumą. Ir vienam žmogui kainavo 2 eurų šitus combination. Kavytės biškutė va, saldainių. Hebra, vėluojam į laivą, užsikalbėjom su kavytė. Mūsų laivas išplaukė už 6 minučių. Stop the boat! Stop the boat! Please, bro. Mūsų submarinas, su kuriuo lauksim iki Titaniko, Kamilė. Čia su Xbox kontrolerium valdys, jis sakė. Opa, kapitono. Nu ką, pajudėjom su laivu, aš labai atsiprašau, čia prie pat mūsų kolonėlę blestina muzika, Max garsu. Copyrightai turbūt ir... Turėtų būti ant darbuotojų, bet kaip matau, nelabai mes... Jo, nelabai suprantu, kur čia po vandeniu mes palysim. Just right now, only for the next 2 minutes, we stay on the top deck, like we are, because the water right here is already deep. Oh, what the hell? Whoa. Eik tu savo. Ką tu, Kamilė? Nieko nevidna. Nieko nesimato? Ne. Kamilė, aš tokį filmą. Dar muzikytė čia pianino groja ramiai. Wow, oh my god, kaip daug. Važiuojam paplaukti prie kalnų. You use all the buttons here? Not every day. But everyone has a different function, right? Yes. You do this every day, like every hour? Yes. Are you the main captain here? Yes. Do you switch captains or no? Oh, wow, so all day, every hour? Nearly 8 hours every day. So yeah. Sometimes when it's hot. Yeah. It's difficult. I see, okay. There's also one on the second lock in there as well. And on the back wall there we have the real sea. Sea cucumbers? Yeah. What do you do with them? Well, people do eat them actually in Asia. Oh, wow. Like it's extra so good. And all of them that you can see around, they're all sea cucumbers, but there's more than 1,000 different species. So they all look and feel very different. And some of them can grow up to 1 meter as well. Oh my gosh. No, tokios agurkus ilgai pamuoti. And those are green iguanas, also quite common pets. They can grow up to 2 meters with the tail, and they can run as fast as Usain Bolt. But they're actually very lazy. Mostly this is what they do. They're not venomous, but they can bite. They can bite, of course, but they won't bite. Okay, ištrauks gyvačioką, hebrantai. Yeah. Oh wow. He's a cute boy. So we just don't touch them on the head, but you can touch her on the body if you like. Oh wow. So soft.
little belly rub for the snakey. They have small holes above the mouth. That's how they see us the body temperature. And they use the tongue to smell as well, so that's why you'll see it coming in and out all the time. Smell? Yeah. Belly rub. It's so soft. It's like very nice to touch. People make purses out of snakes, no? Yeah, they do, yeah. Oh wow. Crazy. What the hell? At the bottom here, sulcata turtles from Africa. Very common pets, but they live up to 80 years, so most of the time they outlive their owners. What kind of people get these exotic animals as pets? You say very common. Really good pets, and it is really... Normal people take them as pets? Yeah. Wow. So I have a lot of customers that tell me they have them, yeah. Wow, okay. And they really are really playful, really friendly. Wow. They play with cat toys, they can do fetch also, they're very clever, yeah. Let's get one. They live 20 years though. Wow. So big commitment. Dabar aš pabūsiu jūsų gidas, jums papasakosim, ką mes labiausiai prisiminam šitą akvariumą. Šiaip žiauriai vertas experience. Ai, čia turim kažkokį krabą, kuris atvarė iš Amerikos ir jis daro labai daug visiems problemų. Kadangi, sakė, yra žiauriai agresyvus ir visus valgo. Lamau. Čia ta, kur šiai, kažkokia šiai, matot, nes... Jo, nes tipo... Ir raudona, tipo. O žinoma, ne? Šiai krabas. Šiai krabas. Kas čia? Ai, va, čia įdomu. Kas čia? Čia tie jūros arkliukai. Sakė, kad vyras gimdo, o moteris apvaisina vyrą. Tai aš klausiu, nėra, kad tiesiog jūs apkeitėt lytis ir turėtų būti, kad, atvirkščiai, moteris gimdo, sakė, ne, nes tipo... Vyro... Jie turi organus vyriškus. Jo, vyriškas organas, bet jisai gimdo kažkaip. Nu, žodžiu. Sakė, apie krabus jie būna labai protingi, kadangi jiems, jeigu nepatinka tas kriauklė, jie paima ir jie nusimeta, ieško naujos ir niekada nebeužsideda tos pačios kriauklės, nes jie tipo labai gerai prisimena. Insane. Čia tokie argisylai, neilai, nepamenu, kad jie slepiasi olose ir jeigu tu įkiši pirštą, jie sakė, pirštą gali tau nukasti. Tai ročio, kai snorkelis, nekiški pirštą, kur nereikia. Šitas, sakė, gali būti dresiruojamas kaip šuolis, tai basically yra didelis lėliukas. Jo, labai daug žmonių tipo sakė, kad naudoja juos kaip gyvūnus. What the hell, bro? O, dieve, šis gražuolis. Aš tokią norėčiau. Čia tas krokodiliukas, sakė, yra rescue, jisai neišgyventų pats, nes jam ten, sakė, dantis labai kreivi. Eina ne į vidų, į išorę, tai jis negali pats medžioti. Jis sakė, turi su rankom dėti jam į burną maistą, kad jis išgyventų. Toks geras gidas, ne buvo? Opa, ant tiek verta buvo, ne? Labai faina. Žiauriai faina. Ir faina labai gidė buvo. Labai jau. Gerai, viskas, turas baigėsi. Turbūt jau pakuosimės, nes mūsų skrydis jau neužilgo. Nusipirkom sumaštinį, čia jį iškart vietoj va pašildo. Thank you. Nebra launch startas, prieš mums grąžinti mašiną pasiruošę. Gazuojam. Persuknėjom padangas, biški prastai buvo. Mes iš viso pravažiavom 440 km su to automobiliu, ant kur išleidom apie 60 €. Tai dabar įdomu labai bus kaip su draudimu. Žiūrėsime. Nu va, atidavė mašinytę, vyksta mašinos apžiūra. Graži mašinytė. Viskas, mašinuką priėmė. Viskas, sakė? Jo. Nu ką, žodžiu, viskas sėkmingai atvežė mus atgal, pasikalbėjom. Žiauriai fainas tas bičiukas, Vasilijai vardu. Paliksim atsiliepimą. Man turbūt Mike reikės susidėti. Pristatysim jums dabar, kiek mums kainavo visi šitie malonumai, visos šitas pramogos. Iš viso gaunasi apie 3000 €. Mūsų ekstremaliausios turbūt atostogos, nes net tam pačiam vairuotojui, kur atidavėm mašiną, pasakėm, ką mes darėm, sako, prie tiek laiko jūs tiek sugebėjot padaryti. Mes tokie, nu jo, grįšim į Korfą kažkada. Grįšim, 100%. Jo, dar daug ko nepadarėm. Ir susirgom, karočią. Jeigu jums patiko tokio tipo kontentas, būtinai informuokit. Palaikinkit, pasubscribinkit, leiskit mums žinot. Jeigu patiko, tai be abejo padarysim dar. Nes ir mums buvo labai smagu.